Labas rytas, žvejai. Po gan ilgos pertraukos vėl pasiruošęs nors truputį pažuvauti. Su manim kartu valtyje sėdėjęs mano mylimas žentas. Šiaip lydekų dar kelios porą dienų likę iki draudimo pabaigos. Ne porą, daugiau. Iki draudimo pabaigos. Tai šiandien bandysim gaudyti avižadrebę ant nedidelės užtvankėlės. Manau, tikrai kažką tai pagausim. Nu ką, užsidėjau savo mėgstamiausią masalą. Va tokius va spalvinimas lyčiuko. 0,6 gramo čeburашka wolframinė. Čia gylis vyruos apie 1–1,5 metro. Bandysiu greitesniam pravedimui. Ką, va tuo ir bandysiu pirmus metimus. Nu va, pirma žuvis, bet geriau ta, kur neužkibtų. Nu, bet ana vėždribė smaga. Tokia. Ištraukt. Artūras. Artūras. Nu, aišku, taikinys mūsų šiandien dienos ne šitas. Taikinys raudės. Bet kodėl ne? Smagu, kai kimba rankas žvejo, kad kibimų būtų ir bus smagu. O, pirma. Ne, skau raudelai, bet ne raudelai. Ešeriukas. Dedam kol kas? Dedam, pažiūrėsim, paskui prigaudim. O, nu ja. Aišku, neraudė. Norim raudžių. Aviždrebį. Dar viena žuvelė. Stvėrė lydeka, mano traukta. Na viskas, nebegali nieko padaryti. Kad nors išspjautų, paleista. Va. Iš pradžių traukiau nedidžiulę žuvį, o po to tą nedidžiulę žuvį sugrėbė. Nu gal, nes nieko negaliu, plonas valas, net nieko nesugeba padaryti. Išspjaukėtų tų mailių. Va, išspjovė. Va, žiūrėk, kokia raudė. Mekšas neraudė. O, velnas dar. Reiks ir pasiraišiot. Vis tiek smagu. Ja. Nuplauk. Tai tu įsivaizduok, čia kokių va dar stambių yra.
Nu va, pirma nedidžiulė raudelė. Tikėkimės. Čia mažiausia. Kokios bus. Jeigu bus. Nu va. Va šitų raudžių yra gaudyti. Kur tu po valtim? Kur tu po valtim? Va šitos raudės, kuri gali būti. Atvažiavau. Aišku, dar stambiausios. Tikėkimės. Dar dvigubai didesnė. Bet malonu. Va, dar viena. Ai, kaip jos stipriai ardosi. Ai, kokia raudonpelekė. Tokia pati kaip ir ta. Daugmaž. Nėra maža, bet... O, uodegėlės jau nėra. Kuminukai. Pažiūrėsim, be uodegėlės ar norės. Kas čia tai purto galvą? Kas? Mekšras. Mažas mekšrėlis. Aha. O, kokia raudė. Aha. Gerai, pašnekėsim. Davai. Va, ta tikroji. Ajo. Neina apimt. Noriu va pažiūrėk. Ir nėra uodegos galiuko. Yra. Vėl raudė. Gražios raudelės čia kimba. Tik kad dar jos nerytų taip. Tai būtų išvis gerai. Nu, žuvys visos kimba. Yra. Atsikabino pas mane tai. Ai, va ir nutraukė. Vienu žodžiu, va taip ir gaudom. Bet čia traukia, norim, tai čia žuvies galėtum prišienaut daug.
stakterėjo nepasikirta. Na, aišku, kamerą įjungi, tai iš karto toks jausmas, kad žuvis jaučia, kad kamera įjungta ir reikia nustot kept. Nuo sėkliaus vis užkimba raudelės, o nuo čia giliau ešeriukai. Tokios tokios standartinės, galima skaityti. Ir va, iš tikrųjų nereikia nei su pašarais terliotis, nei dzikų. Spiningėlis į rankas ir gaudai visai smagiai baltą žuvį. Va. Čiut dar riebesnė raudelė. Raudės tai gražios. Nepasakysi, ne kiekvienu metimu kimba, bet grubiai kas trečiu metimu. Ne, biškai apsimelavau, dabar jau pradėjau kiekvienu. Kokios jos. Nu neapima. Prašiausia. Neapima, tai reiškia žuvelės normalios. Nu ką va, jeigu yra norinčių pasimokinti su aviždrebiu pagaudyti, galim suplanuoti išvyką. O, ne, dabar tai čia bus ešeriukas mažas. Tai galėjai tu... Ką tu ten Artūrai irgi išdarinėja? Skimba. Tu gaudai, kas skimba, ne? Kad čia viskas skimba. Kelios valandėlės ir kibimų nesuskaičiuojamo galybė. Aišku, nebuvo taip, kad visur keptų. Reikia susirasti žuvelę. Jau ešeriukai užėjo. Jau dabar metam kur į šoną nuo ešeriukų, nes nori, raudės žymiai smagiau eina.
Kirto, nepasikirto. Ir nekartojo. Kartoja. Insirėmė. Nenori kilt nuo dugno. Va, štai tokios. Deja, turiu tik vieną aviždrebį, tai žentelis gaudo Teks palauk. kitaip. Nu, čia susibūrimą radom. Raudžių. Ai, neįdomu. Neįdomu iš to žuvys, nes jų dabar dar kol kas negalima. O va šitos atsikabino. Nuo pusės vienas kitas. Ja. Kažkas tai. Ja. Palaikyk biškelį, tai pati atsikravo. Protinga. Tokios žvejybos tai yra tikros žvejybos, atsipalaiduoja. Va, kai randi. Prašo, valo. Spardomis. Neina ešerys. Gražus ešeriukas. Viskas balsva kokias. Kopiriukas. Ešeriuko nekankinsim. Net šiltas vanduo paleidom iš karto. Ką, po to pasieki tokią stadiją, kada pasidaro nebeįdomu. Nes o dabar jau jokio proto nereikia. Sugebėjimo užmesti ir ištraukti žuvį. Tai didesnė, tai čia mažesnė, tai bet beveik kiekvienu metimu. Kažkoks čia raudžių suvažiavimas šitoj vietelėje. Va, prisišnekėjau. Negavau kibimo. Gerai, prie valties labai ir nežaidžia. Va. Va, tik žinoti. O, atsikabino. Pažiūrom, ar jau nutraukė. Va, toliau. Va, vėl. O, iš toliau stabdis veikia.
Toli susidraskė. Arti. Raudžių karalystėje. Nu va, ir baigėme žvejybą. Pažuvavome ne per ilgiausiai, kelias valandas. Šiaip aviždrebis viena iš tokių žvejybų, kada gan greitokai atsibosta. Niekada negalėčiau visos dienos įžuvauti. Žvejyba šiandien buvo tikrai labai nuostabi. Kibimų buvo daug, įvairių. Ir žentas turbūt patenkinta žvejyba. Ir pečius jau skauda. Va, šiaip kelias raudeles paėmėm. Didžiąją dalį paleidom, raudės tikrai ne iš mažųjų, aišku, bet ne tos nedidžiosios. Bet pusdienis praleistas labai smagiai. Sakoma, norint žuvauti, visą laiką rasi, ką gaudyti. Ir svarbiausia frazė tai su aviždrebiu niekada neliksi tuščiomis. Nors ir mažų žuvelių bent kokių, bet manau, yra neįmanoma negauti bent kažkiek kibimėlio.